Žiema tikėkimės jau iš tiesų baigsis, sniegas nutirps ir individualių namų šeimininkai vėl dairysis į savo ir galbūt kaimynų sklypus. Norisi permainų, o gal pagaliau atėjo laikas paprasčiausiai susitvarkyti tą savo kiemą. Gal jau laikas atlikti darbus, kuriems pritrūkdavo laiko, noro ar pinigų. Žmonės neįvertina to, kad gerbūviui reikia labai skirti daug dėmesio ir tai iš tikrųjų yra brangus malonumas. Tai yra brangus malonumas. Ir daugelį atvejų žmonės pasistato savo svajonių namą, jame gyvena 2 metus ir vaikšto per palėtės į kambarį. Na, aišku, dar būna tokių variantų, kad nusiperka porą gerų mašinų ir vaikšto per palėtės. Daugiau nei 15 metų veikiančios įmonės atstovas atvirai pripažįsta, kad jie su malonumu imasi nestandartinių objektų. Iškloti trinkeles tobulai lygiame sklype gali turbūt dažnas meistras. O štai objekte, kur netrūksta iššūkių, darbuotis kur kas įdomiau. Eiga darbų greitesnė net negu mes manėm. Iš tikrųjų, aš kaip visą laiką, kai atvažiuoju kiekvieną naują projektą, man baisu pasidaro. Man pasidaro baisu, aš nežinau, tokia mintys, mes čia visi mirsim. Kaip sako, viskas čia sugrius, viskas nieko čia neišeis, mes visi mirsim, bet pradeda dirbti. Ir kažkaip tai viskas savaime, iš ten biški, iš vieno galo, iš kito galo, jo, viskas biški juda. Viskas. Šitas objektas sudėtingas to, kad iš tikrųjų čia yra tarandė ir čia yra molis. Čia yra po apačia molis ir jeigu nors kiek pas mus čia būtų lietaus, viskas. Ir čia būtų, ta prasme, mes nieko nepadarytume, mes ant tų sudėtingų reljefų slidinėtume ir čia, kaip matomai, heiteriai pasakys, kad ten babkatas šlamštas, pas tai ratinis, ten nemokėtų dirbti, žinai, reikia vikšinio ir vikšinis čia nepadėtų. Tiesiog jis nuslystų nuo to šlaito ir viskas, žinai. Tai Dievas yra ir mums saulutė šviečia į akį ir mes varom, dirbam ir viskas čia puiku. Projektas įdomus to, kad įdomus reljefas. Neįdomu dirbti, kai būna lygų kaip stalas. Neįdomu, iš tikrųjų. Įdomu, kai sudėtinga, kai kažkokius klausimus reikia spręsti. Bet tai yra brangu. Sudėtingas reljefas yra ženkliai brangiau negu plokščias ir paprastas, bet kuriuo atveju tai yra investicija. Investicija į bendrą namo kainą, kai tu turi gražią aplinką. Pašnekovo teigimu, gerbūvį klientai dažnai pagaili dėmesio. Todėl ir pavyzdžiai, kai į naują namą, kurio kieme stovi brangus automobiliai, einama per suguldytas paletes, ne iš piršto laužti. Visą laiką projekto kaina išauga. Visą laiką. Tai tiesiog, ant ko taupysi, gal kaip nors ant gerbūvio. Ir vaikšto porą metų per tas dėžutės, žinai, bet nežinau, viskas šiaip. Vis tiek viskas darosi ir pasidaro. Man vienas stomatologas pasakė, burna gali įsisavinti bet kokias lėšas. Ir tas pats gerbūvis gali įsisavinti bet kokias lėšas, žiūrint, ko jūs norit. Viskas. Aš manau, kad vis tiek kažkur tai nuo 5-6 tūkstančių iki 12. Vis tiek kažkur tai tose ribose reikia orientuotis. Tačiau ir sklypai būna skirtingi ir norai nevienodi, o pasiūla šiais laikais atitinka finansinės klientų galimybės. Jums reikia tik išsirinkti. Nuo visiško tokio standarto, nuo eilinio tos pilkos trinkelės iki spalvotų, juodų, granitinių, visokiausių, bazaltinių. Taip, kad čia, sakau, žemė, gerbūvis gali įsisavinti bet kokias lėšas, žinokit. Ten man labai patiko vienam objekte. Buvo taip, toks buvo įvertinimas. Aš noriu. Ateina graži mergina ir sako, brangu, bet aš noriu. Ir viskas, taip, to prasme, ten 10 tūkstančių nuvėjo ir paperkūnais, kodėl tai brangu? Bet aš noriu. Ta prasme, šitoj vietoj, kiek norit, galima įkišti pinigų į tą dalyką. Tačiau pribrendę gerbūvio įrengimų jūs turite ne tik apsispręsti dėl medžiagų, nemažiau svarbu, kad jūsų kieme darbus atliktų kvalifikuoti, sparčiai ir kokybiškai dirbantys specialistai. Mane ko gero standartiniai babkatistai visi, kurie tenais mane prakeiks. Sakys, ką tu nemokai dirbti, nemokai biznio daryti. Aš turėčiau čia vežiuoti su to babkatu, ten visi vežioja ir aš savaitę ten vežioju ten, ne. Tai aš į dumperį dabar pakraunu beveik 3,5-4 kaušus ir nuvežu pats, ne. Tai dabar taip, žmogus moka už babketo kainą ir už dumperio paros kainą, bet aš 4 kartus daugiau nuvežu. 4 kartus daugiau nuvežu, vat ir skaičiuokit. Tai mes brangiai dirbam. Ta prasme,
Žinokit, viskas labai priklauso nuo žmonių sąžiningumo. Vieni dirba, nežinau, aš dirbu dėl rezultato. Čia mano įmonė. Mes su Kęstučiu, mes esam vadovai. O dar Mindaugas įsiliejo mūsų kolektyvą, žinai, mes esam. Ir man patinka, aš kaifuoju nuo to dalyko, žinai. Aš kaifuoju, kai atvažiuoju va tokį objektą, kur mes visi mirsim, pagalvoju, po to išeini, viskas wow, viskas gražu. Ir taip pagalvoju, blemba, negi mes čia patys padarėm viską, žinai, taip, iš tikrųjų, mėgėjai. Mes nesame jokie profesionalai. Aš baigiau radiotechniką, jo biškį pavairavau keletą metų sunkvežimių, 3 metus važinėjau su babketėliu. Taip, galiu degtukų dėžutį uždaryti važiuodamas, jo, viskas išmoko, viskas tvarko, bet vis tiek, man patinka rezultatas labai, aš mėgaujuosi to darbo. O dėl to galbūt taip ir gaunasi. Ir aš negaliu, man akis ašaroja, kada atvažiuoja ir matai, kai žmonės tiesiog tempia laiką, tempia gumą. Žinokit, pavyzdžiui, ten dirbo gražus bobketas naujas su bendrastatybiniu kaušu, jisai stumdo. Čia senukas ir aš per kartą daugiau pasėmiu. Aš daugiau pasėmiu per kartą vien todėl, kad mes naudojam. Jis nėra galingas tas mūsų senas bobkatėlis, bet aš naudoju padargus gerus ir jie automatiškai duoda našumą. Ir man tada nereikia super tos brangios naujos technikos. Aišku, norisi, bet paslaugos kaina kol kas biški maža naujai technikai. Kaip sako, skupus moka 2 kartus, žinokit. Reikia ieškoti, iš ko gero galvoju, rezultato. Reikia ieškoti galbūt, kas gali rekomendacijų kažkokių, bet tas pigus darbas, jis nieko nevertas, žinokit. Dažnai būna taip, kad blogai būna. Nėra nieko neįmanomo. Tiesiog kai kurie sprendimai bus brangesni. Tačiau jeigu norite gražaus kiemo prie gražaus namo, prasidedantis pavasaris galbūt paskatins apsispręsti, gal jau laikas.